Sveiki, hebrantai, sesės, broliai. Pietų Tailandas, naujos kliurkos ir senjorai. Bus ir veiksmo, ir ramybės, kartais keistų vietų, dažnai tiesiog realybės. Kaisk mačos ar arbatos, gal permokėtą rameną, ar bomžpakį, jeigu esi studentas, ar šiaip koks inteligentas. Garsink savo šilelį ir paremk mano vaibelį, paspausk like, o jei netingi ir subscribe. Pasijaučiau kaip Kendrickas Lamaras, o dabar keliaujam, kol nebuvo perrinktas kanalas. Tai nusprendžiau išeit, paieškot Patajaus, nes bananų prikirtęs tik tai. Ir šiaip Bankoko pasiilgau. Kad duot truputį konteksto, tai čia ir viskas prasidėjo. Čia buvo pirma vieta, kur mes atskridom. Ir iš čia mes varėm į šiaurę tyrinėt gamtos Tailando. O dabar mes grįžom tik tai tranzitui. Tai rytoj išskrisim. O šiandien tik apsiuostinėsim, ką jau matę, valgę, pirkę. O kur ieškosim Patajaus? Tai žinoma Khao San Road. Khao San Road tai yra pats populiariausias Bankoke kelias, kuriame visokių gali bairių ras, naktį ypač. Dieną būna tiesiog gatvės maistas, skorpionai, vorai. Naktį irgi tas pats, tik su daug įdomesnių fruktų. Radau Patajaus. Jau čia valgėm, beje. Labai pigu, skanu. Pasimsim porą porcijų. €2. 2 Patajai. Labas rytas, hebra. Tik atsikėliau dar tik 9 ryto. Tačiau reikia keltis, reikia eit, ras SIM kortelę, kadangi pirma diena Tailande. O ko būtent ieškau, tai tokios pigesnės SIM kortelės, kuri būna po stalu. Nes tos turistinės tai labai brangios, 3 kart brangesnės. Tai eisiu dabar po 7-Eleven parduotuvės, žinomas čia, ir ieškosiu SIM kortelės. O paskui reiks pakeisti truputį išvaizdą iš Mauglio. Pasiėmiau keptų bananų. Ta prasme, vienas skaniausių dalykų, kuriuos valgęs. Very good. Thank you. Very good. Kortelė. Kainavo apie 10 eurų. Neribotas internetas, neribotas skambučiai. Tai tiesiog reikia praeit pro kelias parduotuvės ir paklausti, ar turi kitą kortelę. Būtent šitą. Užtenka parodyti nuotrauką. Arba turi, arba ne. Tai radau kažkokią kirpyklą pasenukus. Neprisiskambinau aš jiem, bet nueisiu tiesiog ir gal apkirps už kokius 5 eurus. O šiaip nebeseksiu biudžeto jau čia Tailande. Galbūt gale kelionės parašysiu, kiek maždaug buvo išleista. Nepatikėsi, ta prasme, galvojau kaip tik apie Dominiką. Hai, savadika. Nežinau kaip dabar, bet Bankokas prieš kelis metus iš eilės netgi buvo labiausiai lankomas miestas pasaulyje. O prie to pačio
Bankokas yra ir karščiausias miestas pasaulyje. Tai nereiškia, kad pasiekia aukščiausias temperatūras, bet vidutiniškai per metus. Taip, Bankokas yra karščiausias miestas pasaulyje. Taip pat iš filmų kaip Paplūdimys su Leonardo DiCaprio ar Pagirios Tailande galima susidaryti nuotrauką, koks miestas Bankokas yra Hollywoodo atžvilgiu. Tai iš tikrųjų yra tiesos, jeigu žiūrėtume 10-20 metų atgal. Dabar, mano nuomonė, tos pagrindinės Bankoko gatvės yra šiek tiek nuvalkiotos. Mūsų barberis kitoje gatvės pusėje. Sawadika. ใส่ต้องยอมสลัดจริงให้อยู่ต้นไอ้นี่เลย Tai net neįsidėmėjau, kaip ten mane apkirpo veidrodį, bet pasistengė senukas, padarė savo geriausią. Sumokėjau apie 5 eurus. Prašau, nešokit nuo balkono arba nuo stogo. Jums bus 5000 batų bauda. Okay. Tau skambina Eskobaras. Numesti ragelį, ar tu tuom tikras? Priimti ir privalai eiti. Nuplyšo nuo butelio šitas, tai nešiojasi kaip už šniuriuko dabar. Sawadika. Kepurioką nusipirkau ir dabar į knygų mugę atėjau kažkokią. Mylimiausias vietos tokios man. Dabar skaitau šitą, rekomenduoju labai apie Kambodžos istoriją. Pasiėmėm Grabo motociklus ir varysim iki traukinių stoties. Pasiėmiau mango sticky rice. Lipnius ryžius su mango. Vakarieniai. Oro uoste ar lėktuve, nežinau. Dominika lipa ant motorolerio savo. Kodėl nevažiuoja mašina, tai dėl to, kad 3 kartus ilgiau reiktų važiuoti iki stoties tos. Kadangi kamščiai vieni didžiausių, kuriuos matęs Bankoke yra. Palau, bendra keleivė. Aš jau maniau, kad man vienai teks skristi. Aš turėjau savo mačą išsirpti iki motorolerio. Esam oro uoste. Turim apie 1,5 valandą iki skrydžio. Tai editinsiu video ir turbūt valgysiu savo mango su lipniais ryžiais. Prisipylėm vandens. Ir bandysim praeiti pro vartus su daugiau negu leidžiama kilogramų. Leidžia apie 10 kilogramų įsinešti, o ant kuprinės ir krepšio
Tikrai turim daugiau negu tiek, bet kol kas niekad netikrina per daug ten svorio ar matmenis kartais tikrina, bet svorio nelabai. Jet Thailand เครื่องดื่มสูงสุด 50% จากราคาปกติได้แก่อาหารร้อน Labas vakaras, Gauja. Mes Pukete. Tikrai ne, nes šalta kaip Lietuvoje. Vėsu labai oro uoste. Manęs nosis bėga. Tuo ištrūksim iš oro uosto. Mūsų viešbutis visai netoli. Už 15 minučių kelio pėsčiom. Tai niekur net į centrą nevažiuosim. Tiesiai leksim į savanorystės tą centrą vėl. Kitą. O į Puketą dar sugrįšim netolimoje ateityje. Rytas, štai ir aš. Ir vėl bandysiu būt kaip vakar. Mūsų rytas prasideda taip, kadangi yra televizorius, ko dažnai neturim, tai naudojam. Tiksliau, Dominika naudoja Simsų videos. Žiūrė. Šiandien jokios mačos neturim. Reikia tenkintis viešbučio kavute. Toks grinai prie oro uosto viešbutis. Tai mūsų autobusas už poros valandų į tą vietą, į tą nacionalinį parką, kur važiuosim, vadinasi Khao Sok parkas, tai ten ir savanoriausim. Tai laukiam dabar greitkelį tiesiog autobuso. Reikia nepražioplint, nes kitas važiuos tik už kelių valandų. Olandiška aktimelio versija. Atvarėm į Khao Sok, pusę kilometro iki fermos. Įkom. Rodysim mūsų hatulę. Va. Tinklo palapinė nuo svetimšalių. Nu, nieko čia nepasigirsim, stogo nelabai egzistuojama yra. Bet yra vėjelis, erdvu, vėdinasi. Spyna yra. Iš karto virtuvę turim. Tai mum dažniausiai pagamins maistą. Pusryčius patys tik tai. Viskas vegetariška, veganiška. Nereikia net rūpintis. Mes esam realiai prie tokio nacionalinio parko. Didžiulio. Kuriame yra be galo daug gyvių. Kobrų, pitonų, tarantulų, beždžionių, žodžiu džiunglės. Problema yra tame, kad be gido nelabai gali eiti ten. Tai reikia ieškoti gido artimiausiam dienom, jeigu norėsim eiti. Yra naktiniai ir yra dieniniai žygiai. Tai situacija yra tokia. Įsikūrėm fermoj. Šiandien nieko neveiksim, eisim valgyti vakarienės, relaksas, o rytoj pradėsim darbus. Tai arba dirbsim fermoj, prie augalų, prie žemės, arba prie statybų, tai maišysim betoną ir dėsim plyteles. Mums pasirinkt. Tai linkstam į antrąjį variantą. Vis dėlto iš statybiarų šalies atvarėm. Viskas čia savanorių rankom padaryta. Dar pasidomėjau, ką čia galima nuveikti. Tai
galima išsinuomoti motorolerį 2-4 valandom, o tas 2-4 valandas gali naudoti visą savaitę. Tai galbūt susiorganizuosim kokių motorolerių tripų. Negali būt. Ar čia durianas auga? Wow. Beje, sumokėjom apie 15 eurų dienai. Gaunasi maždaug. Abiem. Tai čia įeina tiesiog maistas, nakvynė ir panašiai, o jie tai padarė dėl to, kad savanoriai dažniausiai atvarę per daug progreso nepadaro ir šiaip nėra labai darbštūs žmonės iš vakarų. Tai per daug neprisideda jie fiziškai, todėl pradėjo imti truputį pinigų už pačią nakvynę ir panašiai, nes nacionalinis parkas ir visa kita, tai gan brangi vieta čia būti. Tai čia galimai bus ferma, prie kurios dirbsim bent vieną dieną, o čia galimai bus vieta, kur dėsim plyteles. O čia visas mūsų namelis savanorių. Namelis prerijose toks. Sveiki, hebrantai. Gaminsim kiaušinienę. Reikės 4 kiaušinių ir geros nuotaikos. Žiupinėlis druskos. Slaptasis padažas. O jeigu rimtai, tiesiog bet koks sojos padažas, šitas su grybais. Pažiūrim pro langą, pilam aliejų. Užteks. Tai dar savo nuožiūrą pipiriukų biškį. Porą duonos riekių. O dabar laukiam. Kačin. Verčiam kiaušblinį. Paneliai. Dėdai Aleksui. Absoliutus batų vagis. Sorry. Mano batus paėmė. O tu mano. Tai kuo man kitu apsiauti? Basai. Tikrai ne. Dar ant tvoro užlipsiu. Aš laimiu? Nepasakyčiau. Lygios. Čin čin. Atvarėm į upę išsimaudyt. Ne pati egzotiškiausia vieta, bet atsigaivinsim bent. Beždžionės maudos irgi. Sveiki, sveiki, pradėsim darbus. Turim betono, turim kibirą, turim gulščiukų. Žodžiu, visko turim daryti cementui.
Jo, pradėsim maišyti. Ten turim smėlio. Tai mums buvo sakyta apie 5 kg cemento ir 6 tokie kibirai smėlio. Tai vieną įpyliau, jaučiu su karučiu parsivešiu likusius. Sėskį karutį pavešiu. Pietaut buvai? Atnešiu vandens. Dirbi? Jo, tu. Aš tai nu vandens atnešiu. O tai kur dabar buvai? Aš tai atėjo. Apsigavo, kad Lietuva Aleksas visai nieko nedirba. Tai sekanti misija yra suskaldyti plyteles. Plaktuko neturim, bet... Turim daug akmenų. Turim akmenį. Jo. Pasiruošę kitam žingsniui. Tuoj bus paruošta kliokė. Kol kas sekasi taip. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Vos spėjom dėt. Betonas džiūsta. Buvo padaryta klaidų. Tai šitos plytelės kaip ir gerai. Viskas ok su jom, bet nuo čia kai pradėjom daryti. Tiesiog labai greit pradėjo stingti ir nepavyko įtvirtinti plytelių, tai reikia viską nuimti, o rytoj per naujo bandysim. Tai va, visko būna. Thank you. Tai progreso per daug nepadarėm šiandien, per 3 valandas. Čia reikėjo tiek maždaug nuvalyti, o netgi ir šitos plytelės neaišku kaip bus rytoj su jom. Tai galimai reikės viską perdaryti, bet rytoj jau. Kaimynų turim. Tai truputį atnaujinamės apie darbus. Šiandien dėja turėjom viską išimti, visas plyteles iš čia. Ir pradėsim iš naujo. Dominikas susidėlioja, kaip dėsim maždaug. Ir dabar gaminsim tik tai pusę maišo, kad spėtume sulipdyti viską. Mes iš tų, kurie nepasiduoda. Sveiki visi Druskininko parko mėgėjai. Turim 9 ryto kažkur, ne? Jo, atspėjo, žiūrėkit. Biologinis laikrodis mano. Pavalgysim pusryčius.
Ir varysim į kelionę vėl. Yra vienas nacionalinis parkas už 20 minučių ir mačiau motorolerį laisvą, tai sujunkit taškus patys. Degalų užsipyliau, kaip visur, apie eurus už litrą. Tik žiūrėk, dramblių nepartrenk, gerai? Kažkur ne čia nuklydau iš tikro, per anksti nusukau ir bandžiau važiuoti į tą kalną su automatiniu motoroleriu. Tai kadangi jau esu ne čia, tai pakelsiu droną tiesiog, kadangi nieko nėra, o paskui gal pagrįšiu į tą tikrą kelią. Sutiksim ore. Tai va, atvariau į tą centrą, pasiparkavau, pasiėmiau olandiško aktimelio. Biškį padidint šansus išgyvenimo, jeigu pasiklyščiau džiunglėse, kad nutolint gyvačių kepimą kokiu pusvalandžiu. Gal išgelbės šitus. Labai paprasta trasa 2 km ratus. Šiaip pasivaikščiojimai toks. Va, matot, po olandiško aktimelio ir jūs taip medžius galėsit praskirt, kad praeit. O kokia šaka. Kažkas gal pridarytų į kelnes, pagalvoja, kad gyvatė. Stata. Wow. Labai šalkau, tiesiog varau tiesiai namo. Nieko ypatingo nepamačiau, bet pasivaikščiojimas neblogas tikrai.
Gerai. Vandens gyvatė praplaukė. Tai galva matosi. Susiliejus labai su dugnu irgi ruda. Beždžionių šaika. Tai ką, puponautai, su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrit mano video. Jeigu norit man padėti, nebūk suvalkietis, paspausk tą like mygtuką. Jeigu netingi ir pasubscribink. O mes susitiksim jau labai greitai. Palaikinkit video arba šitie katinukai jūsų nemylėsiu.